radijo mėgėjų iš visų Lietuvos kampelių. Ir taip pat tradicija, jog atvyksta svečiai iš užsienio. Kaip ir kiekvienais metais mes turim artimų kaimynų, latviai, lenkai, estai. Taip pat turim pastovių svečių iš Suomijos, kurie irgi atvyksta ir patinka, iš Vokietijos. Šiais metais taip pat yra iš Čekijos svečių, iš Šveicarijos, nes mūsų yra specifika hobio, kad mes bendraujam per radio bangomis. Vat turi, jeigu matot, stotis, beveik visi radio mėgėjai iš čia atvykusių turi tokią stotį ir per ją anteną ir jie bendrauja ne tik tarpusavį Lietuvoje, bet su visų pasauliu. Ir čia yra galimybė tokiam sąskrydį susitikti ir pakalbėti asmeniškai. Kaip matot, visi sėdi, bendrauja prie stalų, jie turi daug ką pasakyti, nors galbūt kaip radio mėgėjai jie susitinka eteryje gan dažnai, bet vis tiek į sąskrydžius atvyksta tam, kad akivaizdžiai pabendrauti. Taip pat vyksta mūsų specifinės varžybos, tai yra su radio stotelėm daromi ryšiai, viso registruotų šaukinių, tai yra va tokių, kur čia pas mus, kur mes vienas kitą pažįstam, mūsų kaip identifikaciniai numeriai, tai šaukinių yra apie 800, bet radio mėgėjų 750 ir va iš jų 10 yra Kėdainiuose. Aš, pavyzdžiui, tikrai užsikrečiau šitą iš savo tėvuko, jau nebegyvenančio. Jis nebuvo radio mėgėjas, bet jis toks jau kaip koks dabar, tai anais laikais nebuvo tokių galimybių, bet pirmą radio lempą jis man parodė, pirmas ausines parodė, pirmą aparatą padėjo surinkti, nu, po to jau, aš žinau, materialiai aplinkiau daug. Kiekvienas, reiškia, radio mėgėjas, kuris turi savo individualią radio stotį, jisai registruoja ryšius žurnale. Anksčiau tai buvo popierinė forma, dabar atsiradus kompiuterizacija, reiškia, mes visi daugumoje registruojam ryšius kompiuteriuose. Tai čia priklauso vėlgi nuo to, ant kiek aktyvus tas radio mėgėjas. Kadangi ponas Rolandas nepaminėjo, visam pasaulyje kiekvieną savaitgalį vyksta radio mėgėjų varžybos. Ir kiekvienas ryšys per tas varžybas vėlgi skaitosi, kaip įeina tą bendrą skaičių. O tų metus gali būti organizuojama įvairios radio sporto federacijos, tai šimtus. Mes sėdėm namuose ir dalyvaujam varžybose. Nu, kai kam labai keista atrodo, kad žmogus sėdėdamas susidėjęs ausines, reiškia, sportuoja. Bet tai yra toks pats sportus kaip ir visi kiti, nes tie pasiekimai yra įvertinami diplomais, įvertinami taurėmis. Kaip